Šiaulių miesto savivaldybės globos namai kartu su partneriais iš Latvijos įgyvendina projektą socialinės įtraukties ir pažeidžiamų grupių įgalinimo stiprinimas, taikant integruotus ir kūrybiškus metodus. Projektu siekiama pakeisti socialinių paslaugų teikimą Šiauliuose ir Latvijos mieste Kalupėje, integruojant kūrybiškumo metodus į socialinę priežiūrą pažeidžiamoms grupėms. Daugiausia dėmesio skiriama tarp grupinė integracijai skatinti, sudarant mišrias grupės, kurias sudaro nariai iš įvairių pažeidžiamų grupių. Pernai Šiaulių miesto savivaldybė laimėjo kartu su savo partneriais Latvijos Latgalė dienos centru laimėjo Latlito projektą. Tai yra pažeidžiamų žmonių kūrybiškumas, įgyvendinant jų svajonės, kartu su jais dirbant, bet tai nėra atskira kažkokia tai grupė. Tai bus pajungta ir daugiau grupių, tai bus ir mokiniai, ir darželio amžiaus, darželinukai, ir aišku, žmonės turintys intelekto negalią. Per kūrybiškumą jie pažins save ir kartu su Latvijos Latgalo dienos centru įgyvendinsim šitą projektą. Vienas iš tokių didžiausių įstaigai ir naudos, tai yra mūsų instrumentai, kurie pastatyti dienos centre Goda ir jis gali naudotis visa bendruomenė. Projekto metu taip pat organizuojami mokymai socialinių paslaugų darbuotojams, kaip taikyti šią metodiką. Pagrindinis projekto rezultatas – vieningos metodikos, skirtos socialiniai pažeidžiamų grupių integracijai per kūrybinės veiklas, įskaitant muziką, keramiką ir dailę, parengimas ir išbandymas. Tai padės standartizuoti meninių metodų naudojimą socialinėse paslaugose. Esam susirinkę į Šiaulių miesto savivaldybės globos namų ir Latvijos partnerių socialinio globos centro Latgalė bendro projekto vieno iš rezultatų pristatymą, kurio metu mes turime diskusiją su Šiaulių mieste dirbančiais užimtumo srities specialistais ir socialiniais darbuotojais, kada mes aptariam projekto metu parengtą metodiką, kurią visi šie specialistai naudos savo praktinėje veikloje. Šiais metais projekto eigoje esam numatę turėti didelę tarptautinę konferenciją, kurios metu pristatysime tarptautinio projekto rezultatus, bei turėsime aktyves 7 didelių ciklų socialinės dirbtuves, kurių metu mes turėsime užimtumo veiklų užsiėmimus, edukaciją su socialiniais partneriais. Projekto lėšomis nupirkti lauko sąlygomis groti pritaikyti muzikos instrumentai, o tai globos namų lankytojų vienas mėgiamiausių užsiėmimų. Net ir spaudžiant šaltukui, lankytojai noriai eina į lauką muzikuoti. Įgyvendinant projekto Interreg Latlit programas, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai įsigijo naują inventorių – lauko muzikos instrumentus, muzikos instrumentų rinkinį ir keramikos krosnį. Pirmaisiais projekto metais nusipirkom šiuos įrenginius ir naudosim kitais projekto metais. Projekto lėšomis įsigytoje krosnėje gimsta unikalūs keramikos dirbiniai, nuo buitinių indų iki fantastinių gyvūnų. Mes džiaugiamės parašę projektą ir laimėję ir gavę šitą naują krosnį, nes turėdavom mažesnę, tai didesnių darbų kaip ir išdegti nelabai galėdavom arba labai užimdavo ilgą laiką. O dabar galėsim daug prisidėti ir tiesiog didelių dalykų padaryti. Gaminam visokius gaminius nuo paprasčiausių iki sudėtingiausių, darom visus etapus, žodžiu, nuo pradžios iki pat galo. Labiausiai patinka tikriausiai tuos buitinius indus, kuriuos žmonės naudoja buity, nes jie praktiški, jie naudojami. Tai ir mūsų lankytojams centro atrodo, kad šitie dalykai yra patys būtiniausi, patys reikalingiausi. Mėgstam padaryti ir visokius išskirtinius dalykus, visokius fantastinius gyvūnus. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas, dalymasis patirtimi ir žiniomis yra labai svarbus siekiant padidinti projekto poveikį socialiniai priežiūrai pažeidžiamoms grupėms visame regione. Projektas suburdamas įvairias grupės skatina abipusę paramą, įtraukia aplinką ir socialinę integraciją. Jo rezultatais ir metodika bus plačiai dalymasi siekiant daryti įtaką politikai ir nacionaliniai socialinės priežiūros praktikai. Praėjusiais metais prasidėjęs projektas tęsis iki kitų metų vasario mėnesio pabaigos.